Vilties dorybė iš personalistų turbūt labiausiai apkalbėjo, apmąstė ir apsvarstė krikščionių filosofas prancūzas Gabrielis Marcelis. Ir pasirinkau šiandieną jums jį pristatyti ir jums apie jį kalbėti. Bet prieš pradedant kalbėti, veikiausiai įžangoje reikėtų pakalbėti šiek tiek apie dalykus, kurie prieštarauja vilties dorybei, kurie jai tampa kliūtimis. Tie dalykai yra liūdesys ir nusiminimas. Liūdesys ir nusiminimas yra, retai kada gal mūsų kultūroje, mūsų viešojoje erdvėje traktuojami kaip kažkas netinkamo, kažkas, defektyvaus. Nors yra žmonių, kurie sako, liaukimės rūgę vaikščioti, reikia šypsotis, bet dažnai žmogus, kuris tvirtai stovi ant žemės, tvirtai kojomis jie remiasi ir mato realią dalykų padėtį pasaulyje, sveikatos problemas ir kitas negandas, kurias mus ištinka, mano, kad džiaugtis ir šypseną plačią rodyti ir visus džiugiai sveikinti gali tik tai naivuolis žmogus, kuris nemato realių problemų. Realiai tikrovės dalykus matantis žmogus, jis nemato pagrindo džiūgauti ir vienaip ar kitaip skelbti kokį nors, skelbti viltį. Nes tikrovė, tarsi pagrindo tai vilčiai garsiai skelbti lyg neduoda. Aš kalbu apie pasaulietinį mūsų gyvenimą, ne apie tikėjimo gyvenimą, kuris, aišku, kalba visai priešingus dalykus, bet pradėkime nuo to, kame mes esame, pasaulio tikrovėje. Taigi ir liūdesys, nusiminimas yra dalykai, su kuriais koketoja, beje, ypač jauni žmonės, mėgdami liūdesį simbolizuojančią ženklus, ten lietų, minorinė muzika, mūsų lietuvių grožinė literatūra pakankamai gausiai yra aprašiusi tą tokią liūdesio ir nusiminimo nuotaiką įvairiomis, iš tikrųjų, gražiomis spalvomis ją nutapiusi. Ir iš pažiūros gerai pasivėręs, ne kiekvienas žmogus, iš tikrųjų, ne kiekvienas krikščionis pamatys liūdesyje ir nusiminime kažką netinkamo. Ir man norisi pateikti jums, prieš pradedant Gabrielio Marcelio požiūrio į viltį dėstymą, pateikti jums Vančios tėvų nuostatą į liūdesį ir nusiminimą. Pasak jų, liūdesys ir nusiminimas yra dvi žmogaus sielos ligos, kurios veda į rimtą nuodėmę, į neviltį. Būtent jos. Pradžioj liūdesys kaip nuotaika, vėliau nusiminimas kaip nuolatinė būsena ir galiausiai didžiausia susirgimo forma ir rimčiausia nuodėmė, kurią įpuola žmogus, neviltis, kuris pasako tai patirčiai, kurią jis išgyvena savo sieloje, pamatiniu būdu pasako taip. Aš pripažįstu, kad tokia tikrovė yra. Tai yra sielos liga, pasak bažnyčios tėvų, ir ją, kaip ir visas kitas sielos ligas, reikia gydyti. Kodėl? Kad nepražūtume. Šiuo atveju, kad netaptume nevilties grobiu. Jonas Kasianas, šventasis, 5 amžiuje gyvenęs, vienas iš bažnyčios tėvų, taip rašo apie liūdesį. Jis mus ragina atmušti visą ėdančio liūdesio užkratą, kuris, jei kokiu nors būdu gauna galimybę užvaldyti mūsų širdį, nutraukia dieviškosios kontempliacijos regėjimą ir galiausiai visą sielą, nuvertęs ją nuo šventojo gerumo aukštumų, susilpnina ir užgniaužia. Neleidžia jai nei įprastai nuoširdžiai gyvai melstis, nei palinkti prie šventųjų knygų, dvasinio ginklo ir vaisto skaitymo, nei palieka ją taikę ir tylę būti su broliais, daro ją nekantrią ir murmančią dėl visų būtinų paklusnumo darbų ir atėmęs bet kokį sveiką samprotavimą bei suerzinęs širdį, paverčia sielą lyg beprotę ir apgirtusią, bei sutriuškina ir užslopina paslaptingą neviltimi. Aišku, ne kiekvienas liūdesys yra yda ir nevilties prieigos. Apaštalas Paulius mums sako, kad
liūdesys pagal Dievo valią per atgailą atveda į išgelbėjimą ir to netenka gailėtis, o šio pasaulio liūdesys veda į mirtį. Antram laiške Korintiečiams 7 skyriuje 10 eilutėje. Taigi atgailos liūdesys yra išganingas, jis kyla iš Dievo valios. Ir jis gerokai skiriasi nuo pasaulio liūdesio. Kaip skiriasi? Šventas Jonas Kasijanas taip nusako šiuos skirtumus. Paskaitykim kartu. Liūdesys, kuris per atgailą atveda į neabejotinai tikrą išganymą, yra paklusnus, meilus, nuolankus, romus, malonus ir kantrus. Nes kildamas iš meilės Dievui, nors tobulumo siekdamas nenuilstamai tęsiasi kūniškos neapykantos savo ir dvasios sugrūdimo link, sykiu jis kažkokiu būdu būna nudžiuginamas ir atgaivinamas laimėjimo vilties. Ir todėl išsaugo visą meilumo ir geraširdiškumo malonumą, turėdamas savyje visus šventosios dvasios vaisius, kuriuos išvardyja tas pats apaštalas. Dvasios vaisiais yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Vadinasi, liūdesys, kuris išsaugo visus šventosios dvasios vaisius, nėra grėsmė ir jo nereikia bijoti. O šio pasaulio liūdesys, rašo šventasis Jonas Kasijanas, be galo niurnantis, nekantrus, šiurkštus, pripildytas atstumiančio atžagarumo, bevaisio sielvartavimo ir pražūtingos nevilties. Ta, kurį apima, jis išderina ir atitraukia nuo bet kokios veiklos ir išganingos užuojautos savo. Ir ne tik užkerta kelią maldos veikimui, bet ir naikina visus aukščiau minėtus dvasios vaisius, kuriuos paprastai suteikia liūdesys pagal Dievo valią. Todėl, išskyrus liūdesį, kuris patiriamas arba per išganingą atgailą, arba per pastangas tobulėti, arba per būsimų gėrybių troškimą, bet kuris kitas liūdesys, kaip priklausantis pasauliui ir mirtį nešantis, turi būti atmestas ir visiškai išguitas, lygiai kaip paleistuvystės, gobšumo ir pykčio dvasia. Atkreipkite dėmesį, ne tik išganinga atgaila gali dovanoti liūdesį pagal Dievo valią. Tokią liūdesį pagal Dievo valią gali duoti pastanga tobulėti. Ir matant, koks didelis atotrūkis tarp to, kokioje būklėje esi dabar, ir to, koks norėtum būti, natūralu, kad gali nuliūsti. Arba tu gali nuliūsti pagal Dievo valią, jeigu trokšti būsimų gėrybių. Tavo širdis ilgisi dieviškos tikrovės, dangaus artumos ir tavo širdis liūdi dėl to, kad nėra jos šalia. Šis liūdesys yra pagal Dievo valią. Jis nėra tas, kurį reikėtų išguiti. Taigi neviltį, pasak bažnyčios tėvų, gimdo būtent pasaulio liūdesys, kuris neįveiktas virsta nusiminimu ir išauga į neviltį. Nors tai net ir suprasdamas, net ir suvokdamas pasaulis, jis nemato liūdesyje vis tiek ir nusiminime jokios didelės grėsmės, jokio didelio blogio. Ir man atrodo visai svarbu jums pasakyti, kaip bažnyčios tėvai aiškina, kodėl taip yra. Kodėl mes nematome, kad liūdėti yra bloga. Pasak jų, tai siejasi su vadinamuoju širdies kietumu arba su sielos nejautra, o dar kitur šitą sielos būklę bažnyčios tėvai vadina puikybė, puikybės yda. Kuomet žmogus nemato realiai savosios padėties, kuomet jis
serga ir nesuvokia, kad serga, kuomet jis miršta ir nyksta, bet nesuvokia, kad miršta ir nyksta, nesuvokia, kad su juo yra kažkas negerai. Tarsi sušalusių kojų sindromas, kuomet su plonais bateliais sėdžiu autobusų stotelėje, o lauke 20 laipsnių šalčio ir pradžioj man kojas net gelia iš skausmo, bet vėliau žiūriu, kad kojos ima jau tarsi visai joms ir šilta, ir nešalta, nors jau sėdžiu čia valandą, dvi, o laukia -20 ir žiūrėk, man jau visai beveik nešalta kojoms, o aš čia esu ir man viskas lyg ir gerai, net ir šilta pasidarė. Toks sušalusių kojų sindromas, paskui bėda tik, kad tas kojas gali tekti nupjauti. Tai panašiomis kategorijomis yra aptariama mūsų sielos būklė. Viskas su mumis gerai. Mes pakliūvame į liūdesį, pakliūvame į nusiminimą, iš jo niekaip neišeiname, bet, viskas tvarkoja, lyg tai atlieku savo pareigas, darau savo darbus, o iš tiesų mirštu. Aišku, labai, labai gąsdinančiai skamba šitas palyginimas. Tačiau galbūt verta kartais truputėlį taip išsigąsti ir kad sustabdytum save ir liautumeis mirkti savigailoj arba, sakykime, nuolat aktualizuodamas atmintyje esančias nuoskaudas arba blogas patirtis. Juk pripažinkim, dažnai turim tokį polinkį savo atminties ekrane fiksuoti dalykus, kurie yra negatyvūs. Ir pripažinkime, kad reikia tam tikros pastangos, jeigu norime aktualizuoti, atgaivinti, vėl pajusti ir išgyventi dalykus, kuriuos reikia minėti, kurie yra Dievo malonės ir Dievo apvaizdos, ir Dievo globos ir meilės tau ženklai. Tai čia yra šiek tiek toks ekskursas į bažnyčios tėvų mokymą. Ir įdomu yra tai, kada mėginau surasti, kokį mokymą apie viltį pateikia jie, sutrikau. Jų darbų masyve išlikusiame praktiškai nėra tekstų skirtų vilčiai. Yra tikėjimui, yra meiliai, o vilčiai beveik nėra. Ką beveik nėra? Nėra. Yra mokoma, kaip kovoti su neviltimi, yra pasakojama, kas yra ir kokias tai per liga, bet apie viltį yra nekalbama. Tuo tarpu šiandieninėje kultūroje vis dažniau girdime daugiau rašoma knygų, straipsnių susijusių su viltimi ir su vilties dorybė. Galima sustoptelti trumpai ir susimastyti, kodėl taip yra. Kultūra ženklina tokį fenomeną, kad dalykas, kurio stygių stipriai išgyvename, jis dažniausiai yra reflektuojamas. Kai netenku tėvynės, tai imu galvoti, kalbėti apie ją. Kai netenku sveikatos, tada daug imu galvoti, kalbėti, skaityti apie ją. Tai šis dėsnis turbūt suveikia, pažįstu tai arba savo dėmesį kreipiu į tai, ko netenku, ko prarandu. Ir nenuostabu, kad mūsų kultūroje tikrai labai dažnai yra kalbama apie viltį. Ir bažnyčios tėvų laikais visai nekalbama. Tai yra įdomi tos kultūros charakteristikai, kurią norėčiau atkreipti dėmesį, bet jau nebe šiame kontekste. Dabar, kaip žadėjau, norėčiau pristatyti jums Gabrielių Marselį. Kodėl? Neradau atsakymo bažnyčios tėvų raštuose. Ir tada personalistinėje krikščioniškoje filosofijoje randu mokymą apie tai, kas yra viltis. Jeigu yra tokia nevilties technologija, kaip mes tik papasakojom, ne? Pirmiausia, liūdesys, paskui nusiminimas, paskui neviltis. Ar galima kalbėti apie kažkokią vilties technologiją? O kas yra viltis? Kokia jos sąranga? Kokia tai yra tikrovė viltis? Vilties slėpiniui pažinti aš norėčiau jums pasiūlyti mano minėtą žymų 20 amžiaus prancūzų filosofą, personalistą Gabrielį Marselį. Jo tekstus. Todėl, kad vilties klausimas jam yra fundamentalios svarbos. Savo veikale metafiziniai apmąstymai, jie buvo publikuoti 1935 metais, jis kalba apie vilties filosofiją. O metafizikai, tai yra viena iš filosofijos disciplinų, jis kelia uždavinį išvaryti neviltį. Metafizikos uždavinys, sako Gabrielis Marselis, yra išvaryti neviltį. 1945 metais publikuotoje knygoje Homo Viator jis
rašo tokį subpavadinimą prolegomenai vilties metafizikai arba įvadas vilties metafizikai. Tiesa, sisteminės kažkokios tokios struktūrizuotos minties klaidos šitose tekstuose nėra, tai veikiau įprastas personalistiniams tekstams, tokio egzistencinio žmogaus ir pačios būties šaltinio susitikimo atskleidimas, tai gilios asmens bendrystės su Dievu refleksija. Toks žmogaus sielos veržimasis į šviesą, kurią nujaučia jisai ir kurios tokį slėpiningą srovenimą savyje bando intelektualiai aptarti. Kas yra viltis? Pradėkime nuo pavyzdžių. Pavyzdžių, kuriuose galime aptikti viltį. Mes tikimės pasveikti, jeigu sergame. Tikimės susitikti mylimą žmogų, jeigu jį praradome arba ryšys su juo nutrūko. Tikėjomės, kad pavergtas mūsų kraštas taptų laisvas. Šiuo metu tikimės, kad jame neįsigalėtų genderizmo ideologija, kad nebūtų sugriauta dieviškuoju apreiškimu grįsta žmogaus ir tikrovės samprata, šeimos samprata. Galime, aišku, imti ir pačią banaliausią grubę vilties formą, bet tai irgi vilties formą, išlošti stambę pinigų sumą. Visais tais atvejais, visuose tose pavyzdžiuose viltis yra toks teigimas, toks vidinis žmogaus teigimas, kad tikroviai yra būdinga tai, kas įveiks ligą, skausmą, vienatvę, netektį, sielvartą, praradimą, neteisingumą, skurdą. Žodžiu, kad tikroviai yra būdingi tam tikri gėrio pradai, kurie išdaigins gėrį man ir gėrį absoliučia prasme, gėrį mano tėvynei, gėrį mano bendruomeniai, gėrį žmonijai. Tai yra teigimas, kad tikroviai yra būdingas tas pozityvus ir palankus tau pradas. Viltis nesisieja su tuo, kas turi būti. Va, pavyzdžiui, viltyje negalima sakyti, kad analitiškai svarstydamas esamus reiškinius, kažkokių, žingsnių, kuriuos aš turiu atlikti, racionaliai numatomų buvimą, galima bus pasiekti rezultatą, kurio aš tikiuosi. Viltis nesisieja su tuo, pavyzdžiui, kad mums pavyks sustabdyti Stambulo konvencijos ratifikavimą Lietuvoje, nes mes parengsime tokius dokumentus, surinksime parašus, paskelbsime straipsnius spaudoje, paskelbsime žmonėms kuo plačiau žinią apie tai, kas ta konvencija yra ir kokie padariniai iš jos plaukia. Tai toks racionalus apskaičiavimas, kokius žingsnius reikia padaryti, kad būtų gautas rezultatas, tai nesisieja su viltimi. Viltis yra truputį kitokio plano kategorija. Viltis, kuri sako, taip bus, ji veikiau panaši į partizano būseną sėdinčio bunkeryje, kuomet laukia 53 metai ir komunizmo statytojai gieda odę savo vadui, kalbėdami apie komunizmo pergalę, kuri netrukus išauš visiems vėliausiai po 10-mečio, bet greičiausiai po 5 metų. O jis tame bunkeryje drėgname ir pelėsiu įsapėjusiame puoselėja viltį apie tėvynės laisvę, kur realiai tikrovėje nėra jokių prielaidų, kad toji laisvė bus reali ir tikra. Viltis yra būdinga tada, kai tavo mylimas žmogus guli mirties patale ir liga jį diena iš dienos ėda. Viltis yra tada mūsų viešinė ir tikroji buveinė, jos yra tada, kada skurdas ištinka šeimą dėl negalios, dėl darbo praradimo, dėl didelės psichinės nelaimės, kuomet tu praradai viską. Bet tada, kai nėra racionalaus pagrindo pasiekti kokį nors rezultatą, kuris būtų sėkmė tau, tada yra laikas ir vieta vilčiai. Viltis gimsta tada ir tik tada, tokiomis ir tik tokiomis sąlygomis, kokiomis gimsta neviltis.
Nevilties ir vilties įsčios yra tos pačios. Jų gimimo vieta yra ta pati. Kada viskas man gerai, negali pavadinti manęs viltingu vilties žmogumi. Man neblogai sekasi. Turiu stogą virš galvos, turiu darbą, mano vaikai sveiki ir covidas manęs neparklupdė. Man viskas iš tikrųjų gerai. Ar aš esu vilties žmogus? Nežinia. Iš tikrųjų patikrinimas ir geriausias būdas ištirti, kiek viltis yra įsikūrusi tavyje, yra tokia gyvenimo situacija, kurioje gimsta su būtinumu, praktiškai gimsta neviltis. Pati taikliausia, pati ryškiausia vilties gimimo vieta yra mirties akivaizda. Tai viltis nėra susijusi su tokiu optimizmu. Viskas bus gerai. Gabrielius Marcelius rašo. Manau, kad nevilties šaknis yra toks teiginys. Tikrovėje nėra nieko, kuo galėčiau pasitikėti. Nieko nėra patikimo. O viltis, rašo jis, yra tvirtinimas, kad būtyje, anapus to, kas duota, anapus viso, ką galima išskaičiuoti, kas gali grįsti kokius nors apskaičiavimus, yra tam tikras slėpiningas pradas, kuris yra mano pusėje. Jis negali nenorėti to paties, ko noriu aš, bent jau tuo atveju, jei tai, ko aš noriu, tikrai vertinga, jei to geidžia visa mano esybė. Viltis yra tvirtinimas, kad būtyje yra tam tikras slėpiningas pradas, kuris yra mano pusėje. Ir šitas suvokimas, jis yra tam tikra pamatinė žmogaus laikysena, kuri randasi per apsisprendimą. Visa vilties jėga yra apsisprendime. Taip bus. Sveikata ateis, mano kraštas bus laisvas. Mūsų tėvynėje įsigalės teisingumas. Tai yra laikysena, kuri priskiria tikroviai tai, kas yra gėris ir pačiam žmogui, ir gėris absoliučia prasme. Gabrielius Marcelius sako nuostabų dalyką. Dėl to ir pasirinkau šiandien šitą temą. Viltis yra pats mūsų sielos audinys. Šitą suvokus galima gauti tokius labai puikių, nuostabių įžvalgų ir išvadų savo pačiam, savo dvasinėme gyvenime ir savo laikysenoje. Juk atimti viltį ar nereiškia atimti sielą? Jeigu viltis yra mūsų sielos audinys, tai mes išduodame save, išduodame, kai liaujamės būti ištikimi vilčiai, ištikimi vilties maksimai. Aišku, jei dar giliau nersime į vilties slėpinį, matysime, kad galiausiai kiekviena viltis, bet kuria iš tų, kurias išvardijau, galiausiai jų dugnas, jų galutinis pamatas, kuris jas grindžia, yra viltis būti išgelbėtų. Ir neįmanoma svarstyti jokios vilties formos, nekalbant apie šią fundamentalią vilties formą. Viltį būti išgelbėtų. Taigi kelias į viltį yra vilties pasirinkimas, yra apsisprendimas už ją. Ir tas vilties pasirinkimas yra ištikimybė tam, kas tu esi. Vilties atmetimas yra išdavystė. Marcelius viltį aptarė ištikimybės terminu, neviltį išdavystės terminu. Nuliūsti, nusiminti, atsisakyti, gręžtis į viltį yra būti išdaviku. Rūstus kaltinimas ir kaip galima būtų atremti, sakykime, stovint prieš Gabrielių Marcelių, su juo polemizuoti, sakyti, bičiuli, bet yra situacijų, kuriuose jau nebegali pakelti tikrovės ir švytėti vilties galybę. Tai tikrai ne tavo galioje, nes palievos savo patirtyje susiduri su tuo, kas nesudaro pagrindo viltis, nesudaro pagrindo manyti, kad tikrovė yra daigai ir prielaidos išdaiginti gėrį tau, gėrį tavo valstybei. Kiekvieną dieną šiandieninėje viešojoje erdvėje pasirodo vieną po kito straipsniai ir pranešimai stebinantis negatyviąja prasme
susijęs su politikos įvykiais, sveikatos sistemoje situacija nėra pati geriausia, mūsų pačių aplinkoje kyla tam tikras nusiminimo laipsnis ir jisai tikrai rizikuoja įstumti mus į nevilties nuodėmę, todėl kad situacija yra pakankamai įtempta ir tas įtemptumas vis auga. Išsaugoti viltį tokioje situacijoje ir būti apšauktam išdaviku, jeigu tu nusimini kartu su kitu, su broliu šalia tavęs, sutkausi su visa tauta, dėl to, kad labai sunku įžvelgti šviesą šitoje aptemusioje tikrovėje. Ir tas gerasis šventraštyje gražiai apdainuotas kvailumas šiuo atveju yra sakyti taip. Taip. Būti dieviškos išminties tarnu reiškia sakyti taip. Tikrovė yra tokia, kuri galiausiai apdovanos mus gėrio pergalę, tiesos pergalę, teisingumo pergalę. Ir visa bus sugrąžinta ir niekas galiausiai, kas dora, gera ir teisinga, nebus atimta. Tai vidinis apsisprendimas, tai dvasinio gyvenimo dėmuo, tai momentas, kuriame tikriausiai turi atsidurti kiekvienas krikščionis savo kambarėlyje, savo vienumoje ir nurimęs šitoje mintyje galiausiai ištarti šitą fundamentalų taip, vilčiai, kad nuo jo atsispyręs galėtų eiti tolyn. Ir dabar aš norėčiau dar truputėlį pasakyti apie dalykus, kurie padeda arba trukdo vilčiai. Padeda arba trukdo. Gabrielis Marcelis pateikia gyvenimo formas, gyvenimo veiklas, įvykius, pasirengimus, veiksmus, kurie sustiprina mumyse vilties laikyseną, kurie leidžia mums išbūti vilties žmogumi. Plačiai jis jų neeksplikuoja ir aš irgi neturiu pagrindo juo remdamasi plačiau papasakoti apie juos. Tai tik tai po kelias pastabas pasakysiu vienam arba kitam dalykui, tiek, kiek jame randu atramos, arba kiek kitų personalistų tekstuose aptinku pavyzdžių ir sustiprinančių šitą mintį papildomų argumentų. Kūryba yra būdas, kuriame žmogus įgyvendina vilties maksimą arba vilties taisyklę savyje. Maksima nėra parduotuvė, maksima yra taisyklė. Kūryba yra tam tikras žmogaus savęs išskleidimas, toks išskleidimas, kuriame jis neprisiriša, neprisikabina, neįsitraukia į negatyvių tikrovės apraiškų kontempliaciją. Tai yra žvilgsnis į anapus dabarties, kuri liudija tamsą. Kūryba yra žmogaus sparnų išskleidimas ir skrydis iš tos tikrovės, kuri apgaubia žmogų tamsą. Žinot, kad didelis nusiminimas pakerpa sparnus. Žmogus nuleistais sparnais nieko negali padaryti. Tai viltis yra didvyriškas proveržis iš to. Imtis kurti ir kurti tai, ką tu gali. Kiekvienas turim savo kūrybinį pašaukimą. Vienas žodžiu, kitas teptuku, kitas instrumentu muzikiniu, dažais, šokiu. Nėra žmogaus, kuris nebūtų apdovanotas kūrybinė charizma. Ir tas būdas kiekvienam savitas, individualus Dievo preikštas ir padovanotas, kuriame Dievas prakalbino žmogų kūrybą ir būti jo paveikslu ir panašumu kūrybinėme Dievo akte, tai yra kelias ištrūkti iš dabarties sukauščiusios ir surakinusios ir suparaližavusios žmogų nusiminime ir liūdesyje, proveržis ir ištrūkimas iš to. Kitas dalykas, kurį mini Marcelis, yra apeigos. Ir pirmiausia, mirusiųjų laidojimo apeigos. Čia Marcelis kaip katalikas mirusiųjų prisiminime, minėjime, maldose įžvelgia tam tikrą ištikimybę, vėlgi, atkreipkite dėmesį, ištikimybę laikui, kurio dabar nėra, bet kuris buvo praeityje ir kuris bus ateityje.
Taigi mirusiųjų pagerbimo apeigose ir ne tik mirusiųjų pagerbimo apeigose, kitokiose apeigose, kuomet žmogus ritualizuotai prisimena įvykį, kuris jam brangus, savo santuokos sukaktį, galiausiai savo gimtadienį arba kažkokią svarbią datą. Ir yra tam tikros apeigos, liturgija galiausiai, mišių liturgija yra sugrąžinimas į laiką, kurio rodos, iš pažiūros, fizinės akys nerodo. Čia nėra, bet tai yra ištikimybė tam laikui. Kas jame yra? Tai yra ištrūkimas iš dabarties, kuri gali kaustyti neviltimi. Kuomet žmogus yra ištikimas laikui, kurio realiai dabar nėra, bet jisai buvo ir jisai buvo jo tikrovė. Sakykit man, kuo pranašesnis yra šis laiko momentas prieš aną laiko momentą, kuomet Dievas prisilietė prie tavęs ir apdovanojo tave didžiuliu džiaugsmu, viltimi, malone, meile. Ar šis laiko momentas yra prioritetinis tik todėl, kad jis yra dabar? Bendrai iš būsimosios ateities perspektyvos ir dabartinis laikas, ir ankstesnis Dievo meilės patirties laikas yra vienodi. Šitas suvokimas leidžia manyti, kad mes galime rištis ne tik prie šitos dabarties momentų, kuris mums liūdesį pučia į mūsų pažintinį lauką, bet prie praeities momento, kuriam taip pat turi būti ištikimas. Jeigu aš įtvirtinu savo laikysenoje nuostatą, viskas yra blogai, aš esu išdavikas to Dievo prisilietimo, kuomet aš šviečiau, skraidžiau kaip paukštis kūryboje, kuomet apsisprendžiau už tikėjimą ir būti Dievo žmogumi, būti krikščionimi. Atmintis yra nuostabi galia ištraukianti mus, tik mano papasakotų būdu, iš dabarties tamsos. Tai pastanga, kartais jinai prilygsta Münchauzeno pastanga ištraukti save už plaukų iš pelkės. Tai gali būti kartais neįmanomas dalykas. Bet jūs žinot ir tikit, kad mes žengėm vieną žingsnį, Dievas prieš jį žengė du. Ir mes atsakingi už tą pirmąjį žingsnį, už tą mėginimą ištraukti save iš liūdesio, kuris taip lengvai prilimpa dėl negatyvių patirčių, dėl nuoskaudų, kurios taip įsisiurbia į mus ir niekaip mūsų neapleidžia. Pasiaukojimas ir tarnavimas – dar du dalykai, kuriuos mini Gabrielius Marselis. Ir vienas, ir kitas, atkreipkite dėmesį, labai dažnai jie ignoruoja dabartį. Tai paaiškinsiu. Pasiaukojimas yra atėmimas pilnatvės savo dėl kito žmogaus. Pasiaukojimas, kada mama nešioja savo kūdikį per naktį nemigusi parą, 2-3, kuomet pati svyruoja, vos nulaikydama savo kūną ant kojų, dėl to vaikelio, tai yra pasiaukojimo gyvenimas. Be abejonės, jokios pilnatvės, džiaugsmo, laimės iš tokio savo būvio jinai neišgyvena. Tai nėra taip, kaip sako. Jinai taip pasirinko, jai tai patinka. Keistas įvardymas. Taip, jinai tai pasirinko, taip, tai jai patinka, bet šitas gyvenimas yra aukštesnės kokybės gyvenimas, todėl kad jame atsiveria kita dimensija. Ir atkreipkite dėmesį kokia. Žmogus, kuris vengia pasiaukojimo, jis traktuoja dabartį kiekvieną kaip savo, kuri jam priklauso, ir šita dabartis turi jį apdovanoti patogumu, malonumu, gerybėmis, kurios jam priklauso. Žmogus, kuris vengia pasiaukojimo, jis dabartį traktuoja kaip jo nuosavybę įvairiausiomis formomis. Dėmesys turi būti skiriamas jam, filmą geras, jisai turi pasižiūrėti. Aš nesakau, kad to neturi būti. Aš nesakau, kad žmogaus gyvenimas 24 valandas per parą būtų pasiaukojantis gyvenimas, kuomet tu savo nieko neturi, jisai tiesiog neišgyventų. Reikalingas išmintingas balansas ir išminties dorybė visada yra tai, ko turi siekti kiekvienas krikščionis. Tačiau pasiaukojimo momente yra, atleiskit už tokį radikalų pasakymą, yra tam tikras savižudybės momentas. Dėl ko? Dėl kito laiko. Atėmimas iš savęs dabarties dėl kito momento. Dėl to, kaip šis vaikelis išaugtų sveikas, tvirtas.
šitas momentas yra sunkios įtampos šeimoje, konfliktas, nesutarimas, kurį reikia iškęsti, išbūti, išstovėti. Tai yra pasiaukojimo forma, kuomet aš neturiu buvimo savo, kai aš galėčiau tarsi išlieti savo visą susikaupusi pyktį, nepasitenkinimą, neteisingumą, kurį patiriu ir neva taip įtvirtinti kažkokias kitas taisyklės per jėgą, nes jau nebegaliu. Pasiaukojimo laikysena yra ta, kuri suima tave į vieną kumštį ir ji perkelia tarsi tave iš šito laiko į kitą laiką. Tai yra savižudybė šiam dabarčiai dėl buvimo ateičiai ir tarnavimas lygiai taip pat, kuomet aš atiduodu save kitam, jį išklausydamas, atiduodu savo daiktą kitam, jį aprengdamas, jį apaugdamas, jį apamaitindamas, atiduodu savo laiką kitam. Tai yra suma sumarum galiausiai tam tikras savižudybės forma. Bet įspūdingas dalykas, šitaip gyvenantis žmogus visada, kaip taisyklė, yra pilnesnis vilties. Ta prasme, jeigu aš kažką turiu savo, disponuoju, turiu savo disponavimas ir turėjimas, jis nedidina viltį, o ją atima. Paradoksas, su kuriuo susiduria žmogus, yra toks. Jis šventajame rašte išsakytas. Kas saugo savo gyvybę, tas ją praras. Šis dėsnis universalus ir jis būtinai veikia. Ir įdomus dalykas, žmogus, kuris neturi dabarties, kurioje būtų atsipūtęs pilnai dėl savęs, jis turi daugiau vilties. Žmogus, kuo mažiau turi, tuo turi daugiau vilties. Kuo daugiau turi, tuo daugiau liūdesio, tuo daugiau nusiminimo, tuo daugiau desperacijos. Tai negražų žodžiai, tai dėsnis ir išmintinga tikrovės dėsnius pažinti būtų paika ir vaikiška nepaisyti tikrovės dėsnių ir gyventi taip, tarsi jų nėra. Bet pasaulis primygtinai mus verčia rinktis neviltį, rašo Gabrielis Marselis. Kaip keistai skamba. Ką reiškia tas primygtinė prievarta rinktis neviltį? Mūsų patirtis. Juk mūsų nesėkmės santykiuose, nesėkmės savo darbų kažkokiame įgyvendinime, juk jų yra, jų kaupiasi. Minėjau, kad dėl pažeistos prigimties veikiausiai mūsų atminties sąranga yra tokia, kad lengviau į aktualų prisiminimą ateina negatyvios patirtys negu pozityvios. Ir reikia daug pastangų, kad žmogus filtruotų ir selektyviai priimtų arba atmestų tai, ką siūlo jam atmintis. Kuo vyresnis žmogus, tuo daugiau negatyvios patirties jis turi. Ir jeigu jis nieko su savim nedarys, tai visiškai natūralu, kad galiausiai jis pavirs į niurznantį, dėl visko nepatenkintą, dėl visko nelaimingą, neviltį esantį žmogų. Todėl, kad pasaulis primygtinai mus verčia rinktis neviltį. Jeigu gyvensi kaip gyvenasi, jeigu viską traktuosi kaip dalykai yra, kokia tikrovė yra, tai garantuotai nusirisi į nevilties būvį. Krikščioniškų požiūrių į nevilties nuodėmę. Dar vienas būdas, kokiu būdu tikrovė mus verčia rinktis neviltį. Marselis rašo, kai tikrovė mums ima reikštis kaip išsemiama, išskaičiuojama, paaiškinama, suprantama. Mes gyvename pasaulyje, kuriame dominuoja gamtamokslinis pasaulyje vaizdas. Mes jį periname mokykloje, kas baigia aukštąsias mokyklas, ypač technikos mokslus, tai be abejonės jį perima per savo profesinį pasirengimą. Ir turbūt dažną žmogų pakalbinęs šiandieną sužinosi, suaugusi žmogų, kad pasaulis yra iš esmės paaiškinamas ir suprantamas. Yra neaiškių dalykų, yra nežinomų, bet be 5 minučių jau kažkiek mokslas taip vystosi sparčiai į priekį, kad netrukus visa tikrovė bus paaiškinama ir suprantama.
Tai yra tam tikras didžiulis mechanizmas su tam tikrais dėsniais ir tie dėsniai yra pakankamai aiškus. Žiūrėkit, mes jau studijuojame juos vidurinėje mokykloje, studijuotumėm, jeigu aukštojo mokykloje sužinotumėm daugiau, o mokslininkai, specialistai žino dar daugiau. Aš to nesuprantu, bet mokslininkai tai žino. Ir iš esmės aš galiu paaiškinti, kokia yra tikrovė, koks yra pasaulis. Stebuklai, žinote, tai yra toks dalykas, kuriuo galima tikėti, galima ne. Sako dažnas šiandieninis gamtamokslinio pasaulėžiūros tikrovėje gyvenantis žmogus. Bet žinote ką? Šitoks pasaulio supratimas būtinai veda į neviltį. Jeigu tu nežiūri į pasaulį kaip vaikas, kad jame gali nutikti daug kas, kad jame gali nutikti bet kas, ir tai nėra paika nuostata, ypač įspūdinga, kai taip kalba žymus mokslininkai, teoretikai. Pamenat, į Lietuvą buvo atvykęs garsus chemikas iš Oksfordo Malmsteris Magratas. Jisai sakė tokį dalyką, skaitydamas paskaitas Seime arba Vytauto Didžiojo universitete, tezė buvo jo tokia: šiandieniniai mokslininkai nežino, kurios gamtamokslinės teorijos ir kurie gamtamoksliniai modeliai ateityje išliks, o kurie bus atmesti kaip hipotezės. Nes kiekvienas gamtamokslinis modelis yra tik modelis ir būdas paaiškinti tikrovę. Jis nėra absoliuti tiesa, kuri kalba, kokia tikrovė yra. Tai gamtos mokslo didžiausiems autoritetams kaip ir aišku, kad tikrovė nėra išsemiama, kad nėra išskaičiuojama, nėra paaiškinama, nėra suprantama. Bet kartais mažas išsilavinimas yra bėda. Visiems yra aišku, kad tikrovė iš esmės yra paaiškinama. Beveik visiems yra aišku, kad tikrovė iš esmės yra paaiškinama. Bet šita bėda, rodos tokia neutrali, turi tiesioginį ryšį su mūsų santykiu su viltimi. Žiūrėkit, jeigu tikrovė yra visiškai aiški, jeigu orų prognozės pasako, kas nutiks, jeigu mes galime prognozuoti, kas bus tada arba tada, ir visa tikrovė yra paaiškinama, išskaičiuojama, ir mūsų gyvenimas yra paaiškinamas ir išskaičiuojamas, žmogus gali uždusti ir jis dūsta, praranda viltį. Tam, kad žmogus gyventų, jis turi atsikelti iš ryto ir galvoti, kas ypatingo šiandien nutiks. Šiandien tikrai įvyks nuotykis, kurio aš nesitikėjau, aš būsiu nustebintas. Todėl, kad tikrovė yra neišsemiama, neišskaičiuojama, nepaaiškinama, nesuprantama. Aš būsiu nustebintas. Dievas tikrai mane nustebins. Ir aš esu pasiruošus. Ir man įdomu, kas dabar nutiks, kaip Alisa stebuklų šalyje. Žengti į dieną su tokia nuostata. Kas dabar nutiks? Dievas tikrai gali mane nustebinti. O jeigu tu neturi tokios nuostatos, kaip Dievui tave nustebinti? Iš tikrųjų, Dievas gal ir stebina, bet kai yra uždarytos langinės, tai pro jas jokia šviesa negali patekti. Na ir dar vienas būdas, kuris tikrai primygtinai mus stumia į neviltį, ragina ją rinktis, kai žmogus eliminuoja amžinybę. Kai jis eliminuoja iš savo pasaulėvaizdžio amžinasias vertybės, kai jų nebelieka. Kai nebelieka amžinųjų vertybių, dėl kurių galima guldyti galvą, dėl kurių galima viską paaukoti. Matot, krikščioniškam pasaulėvaizdį protingas žmogus yra žmogus, kuris mato tiesą taip, jog nesiekia surasti būdų, kuo saugiau nugyventi savo gyvenimą, kad nepakliūti į kokias nors ekscesus, kad tai negrėstų tavo savisaugai. Protingumas iš tikrųjų šiandieniai mūsų kultūroje yra labiau siejamas su tokiu apsukrumu. Ir protingas žmogus yra apsukrus žmogus, sumanus. Ta prasme, kad jisai saikingai visko po truputį ir nieko ne per daug. Ir kad jisai išbūna savo gyvenimą, išlinguoja, išvairuoja pakankamai saugiai materialinių požiūrių, sveikatos kiek įmanoma požiūrių, politinių požiūrių. Ir protingas yra tas, kuris yra apsukriai ir saugiai nugyvena savo gyvenimą. Tai visiškai neteisingas protingumo suvokimas, labai disonuojantis su krikščioniška protingumo samprata. Protingas žmogus krikščionybėje yra tas, kuris mato tikrovę tokia, kokia jinai yra. Tai yra tas, kuris mato, kaip yra iš tikrųjų. Ir dėl tos tiesos, kurią jis mato, kaip yra iš tikrųjų, jis pasiruošęs viską atiduoti. Kodėl? Nes tai yra tiesa. Tokia vidinė laisvė. Randasi iš to vidinė laisvė. Toks žmogus yra vilties žmogus. Paskutinis dalykas, ką noriu pasakyti,
Dėl to, kaip viltis tampa tikrove. Sakinys, kuris čia parašytas ekrane, paskutinis jau šitoj prezentacijai, skamba taip. Vilties esmė yra negalimybė tiesiogiai panaudoti jokias techninės priemonės arba apskritai kreiptis į jas. Negalimybė tiesiogiai panaudoti jokias techninės priemonės arba apskritai kreiptis į jas. Čia kalbama apie negalimybę turėti galią. Galima galvoti taip, jeigu aš labai stipriai kažko norėsiu, taip ir bus. Jeigu aš labai stipriai norėsiu išlošti tą aukso puodą arba ten daug pinigų, aš ir išlošiu. Tai kalba apie šiandieninės kai kurios neįžinės teorijos, tikriausiai ne vienas esate su to susidūręs. Tai prasme, aš labai norėsiu ir tai bus. Ir kas yra va šitam momente? Girdit? Tame yra galia. Ko reikia? Labai didelio noro ir tai bus. Tai yra galios įrankis, tai yra techninė priemonė. Iš tikrųjų, labai didelis norėjimas yra techninė priemonė ir tada taip ir būna, taip ir nutinka. Bet aš noriu jums pasakyti apie tokį paslaptį, vilties slėpinio paslaptį, kuris veikiausiai kūdikėlio Jėzaus, kaip nekalto kūdikio gimime ėdžiuose tvarte. Gimime tvarte, buvime paguldytų ėdžiuose atsispindi geriausiai. Vilties jėga, vilties galia yra jo besivilinčio žmogaus begališkumas. Galios neturėjimas. Galbūt dėl to pati stipriausia malda yra mirštančio žmogaus malda. Galbūt dėl to pati stipriausia malda yra silpno vaiko malda, kuris nieko negali padaryti, tik gali šauktis viešpaties ir viltis, kad jisai išklausys. Vilties technologija, grubiai kalbant, ir į skliaustelius dedant šitą žodį, yra visiškas pasidavimas. Visiškas pasidavimas tai galiai, nuo kurios viskas priklauso. Nestatymas ant savo paties pajėgumo. Tai vidinio apsisprendimo dalykas, tai vidinis dvasinis pokytis, tai vidinė dvasinė akcija, veiksmas vidinis. Taip, aš padarysiu viską, ką galiu, bet viską darydamas, ką galiu, aš lygiagrečiai sąmoniai matysiu, suvoksiu ir suprasiu savo begališkumą. Ir stebuklas, tame yra vilties jėga. Ir čia negali būti jokios melagystės, jokio tokio elgesio. O aš labai vilsiuos, o aš labai viską toks visiškai begalis būsiu ir paskui įvyks. Ne, čia negali būti jokio širdies netiesumo. Tai visiškas atvirumas. Gėrio tikroviai, būties tikroviai, transcendentiniai būčiai, nuo kurios visa priklauso, nuo kurios gyvybė ir visa šita, kas mane supa, esu gavęs ir kurioje buvoju. Jis čia diktuoja taisyklės. Jis savo meilę išliejo visą būtį, kurioje tik kviečia mane dalyvauti kaip bendradarbis, kaip draugas, kaip bičiulis. Kas iš manęs žengti tą vieną žingsnį, apsispręsti už viltį, patikėti, kad pasaulis yra neišsemiamas, neišskaičiuojamas, apsispręsti už tai, kad tikrovės gelmėse yra daigai, kurie gali išdaiginti gėrį man ir ne tik gėrį kokia egoistinė prasme, net ne į gėrį absoliučia prasme, man, šeimai, tėvynei, žmonijai. Garbė Jėzui Kristui.